Žinai, dar atsiprašau, kas dar tas, ką Italijoje išmokau, linksmumo. Nes Lietuvoje mes labai tokie rimtuoliai esame. Taip, esam sunkus. Oi, kaip sunku, čia depresija, čia sunku, ir tas sunku, ir tas sunku. Arba žinai, kai susitinki žmogų ir paklausi, tai kaip sekasi, kaip gyvenimas. Oi. Nu, čia visą tiesą pasakysiu apie visą savo sunkų gyvenimą. Čia, jeigu žmogui yra galbūt sunku, bet jis nepasakos. Tu to bene. Visi mes turim tų sunkumų. Visi turim. Čia būtų nenormalu, kad visai neturėti jokių sunkumų. Bet ar tas visas sunkumas sudaro tavo bendrą nelaimę, ar tai yra tiesiog bendros laimės vienas sunkumas? Gal čia taip sunkiai sukau, bet... Ne, aš suprantu. Taip, čia kaip tik su draugai diskutavom, sako, jo, man sunku, tau sunku, tam sunku. Sakau, stop. Sakau, man nesunku. Aš turiu situaciją, kuri man yra sudėtinga, bet iš esmės man yra gerai. Tai va tas požiūrio kampas, žinai. Tavo biografija, kai tyrinėjau, pasirodė man labai įdomi, labai daug sąsajų su savo biografija radau, bet pažiūrėsim, pakalbėsime. Ir aš visada savo interviu pradedu nuo to, kad mes pakalbame apie tai, kas įvyko prieš atvažiuojant į Italiją, nes tai irgi labai svarbu, koks tu atvažiavai, taip, į šią šalį, su kokiais tikslais, su kokiais lūkesčiais, taip. Tai ką tu veikiai prieš atvykstant į Italiją? Labai toksai platus klausimas iš tikrųjų. Aš į Italiją atvykau visų pirma 5 metai atgal. Tai man dabar yra 42, tai man buvo 37, tai jau buvau pakankamai brandus žmogus ir paveikęs, pagyvenęs ir Šiauliuose pusę gyvenimo, ir Kaune, ir Vilniuje. Taip. Tai ir daug pradirbus, nes dirbti pradėjau, kai buvau 16, o gal ir 14, jeigu pradėsim pirmuosius auklių darbus ir degustacijas ir taip toliau. Ir kai jau 25 aš žinojau, kad aš 30 turėsiu savo verslą, ar būsiu verslo dalininkė, ar kažkaip, nes jau buvo mano ta karjera tokia, o 35 jau norėjau išeiti pensiją. Tai anksti pradėjai ir jau anksti pavargau, tai iš tikrųjų paskutiniai mano koks apie 15 metų buvo reklamos versle. Ir po 8 metų reklamos agentūros įkūrimo atėjo laikas atsisveikinti su reklamos pasauliu, nesakau, kad jį nesugrįšiu niekada, bet man šiam etapui buvo gana. Tai vat ir tikrai gražus etapas, jaunam žmogui labai smagus etapas, kai visus pažįsti, visi vakarėliai, renginiai, festivaliai. Bet ir pats, aš kiek žinau, kad tai agentūra, kuri buvo netradicinės reklamos. Kas tai yra? Gali šiek tiek paaiškinti? Netradiciniai reklamos būdai. Tai dabar aš dar truputėlį paskaitas vesdavau studentam marketingo mokykloje, tai būdavo toks atskirimas. Yra below the line ir above the line. Taip. Ir kaip yra, įsivaizduokit, įmonė, bankas koksai, skirsto biudžetą, marketingo biudžetas. Taip. Ir sako, TV reklamai duosim tiek, radijui tiek, internetui tiek. Ir tada brėži brūkšnį ir tada visa kita. Jeigu taip paprastuoju būdu stengiuosi paaiškinti, nes tikriausiai ir tėveliai per 15 metų nelabai suprato, ką aš veikiu. Tai yra netradiciniai renginiai, tai yra tos pačios degustacijos, prezentacijos, mergaitės baruose, vakarėliuose, netradiciniai renginių rengimai, ten dalyvavimai festivaliuose, visokių čiuožyklų, inovacijų rengimai, ten, jeigu vardina, ten Coca-Colos, ten Tele2, tokie dideli konceptai, kur reikėjo tu visą laiką turėjai būti prieki. Sugalvoti idėją, kuri dar nebuvo panaudota bent jau Lietuvoje, ir ją pritaikyti. Tai tas verslas buvo toks visą laiką būti pirmam, visą laiką galvoti netradiciškai ir dar valdyti labai daug žmonių, nes su visais, ofiso buvo mūsų apie 15 žmonių plius minus, bet tų merginų ir vaikinų, kurie mums padėjo,
tiek ir Latvijoje, ir Estijoje, tai nebuvo tik, neapsiribojom tik Lietuva. Taip, tai buvo, aš žinau, kad jūs taip, ir tai buvo apie 400 žmonių. Tai yra pakankamai didelė komanda. Didelė komanda, bet iš kur tai atėjo, aš prieš tai buvau personalo vadovė ir aš su žmonėm dirbau labai glaudžiai. Nuo atrankų, nuo mokymų, iki kontrolės, iki žaidimų, iki motyvacijų. Tai buvo mano, kaip čia pasakyti, saldainis, kurį žinojau, kaip išlukštenti. Tai užtat, taip ta įmonė ir atsirado nuo degustacijų, prezentacijų, po to išaugo ir dabar sėkmingai, kiek žinau, klesti. Tai... Bet tiesiog manęs nebedžiugino. Galim paminėti pavadinimą šitos reklaminės agentūros? Galim. Nes aš kiek žinau, tai yra jinai tuo metu ir dabar, tai buvo labai svarbi ir labai išaugusi reklaminė agentūra. Jo, tai yra įmonė Totem Promo, tai kai atėjom, tai mūsų tikslas buvo būti antriem, nes sakėm, antri stengiasi labiau. Kaip įdomu. Su tokiu šūkiu, su tokiu sloganu. Ir mumis patikėjo, nes tikrai... Kas jūsų klientai būdavo? Oi, klientai buvo pagrindę, visokių buvo, bet daug tarptautinių klientų. Tai buvo LG, tai buvo Samsungas, tai buvo Tele2, tai buvo Pernod Ricard su alkoholiniais gėrimais, tai buvo Jägermeisterio mergaitės, kurias Vilniuje tikriausiai visi barai žinojo. Tikrai daug, net dabar nebeišvardinsiu, bet visi top prekiniai ženklai, kur yra ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Tai Huawei, ta prasme, pilnas bagažas, Kalnapilis, nuo alkoholio, tabako, nes tabako reklama yra vėlgi, nėra reklama, yra draudžiama, tai visokių įdomesnių projektų. Tiek paprasta donytę ar dešrytę papjaustyti reikėjo. Tai brandai tikrai, prekiniai ženklai buvo tikrai didelė. Bet jie patikėjo ir aš ateidavau ir sakydavau, labą dieną, aš noriu jums pristatyti, o kodėl mes turim pirkti, kokia jūsų patirtis. Aš padarysiu, nes mano prieš tai patirtis yra didžiulė. Tai manau, kad nuoširdumas ir darbas pralaužė viską. Ir kiek metų tu vadovavai? 8,5 kažkur. Wow. Jo, po 7 metų atėjo laikas, kad pasakiau laikas, nes jau tikrai viskas sekėsi, viskas buvo gerai, komanda puikia. Čia šiaip labai įdomus, visą laiką Lietuvoje dirbau su jaunimu, nes komanda tikrai visą laiką buvo jauna ir man tas labai patiko. Ir aš pati galėjau išlikti jauna daug ilgiau negu dirbant su... Taip jau yra. Ir kokie lietuviai yra smart žmonės. Ir dabar dirbu su italų komanda, kur irgi yra 15 žmonių. Yra jaunesnių, yra mano metų jau jaunimo. Taip. Bet jie yra taip toli nuo mūsų. Žinai, labai įdomus tokia mintis atėjo. Čia praeitą savaitę, bet jin labai tinka dabar. Net LinkedIn'e pasidalinau. Lietuvoje, kai susitikdavau su savo draugais, aplinka, top 3 klausimai buvo, vienas iš jų visą laiką būdavo, kaip darbai. Taip. Italijoje tu manęs per 5 metus vieną pirmųjų paklausai, ką dirbai. Nes Italijoje nelabai kam įdomu, kad aš nežinau, kokia tavo patirtis. Tokiais labai retais atvejais, o tarp kitko, ką tu veiki. Bet kad susitiktų tave pažįstantis žmogus ir paklaustų, o kaip darbai, ką tu dabar darai, tai čia net nešia kalba, kaip vaikai, kaip vyrai, kur keliavo ir vėl jūs keliavot, o ką čia pagaminai, ką įdėjai, kokį majonezą. Tokiam buitiniam lygmenį. Visiškai, bet man tas yra žavu, nes kai uždarai darbo duris, ir palieki darbą darbe, ir yra, dėl ko mane žavi Italijoje, kad čia jauti gyvenimą, o nedirbi 24 valandas per parą. Ir galbūt darbas tave neapibrėžia kaip žmogų, nežinau, nebūtinai, ką tu veiki, tai yra, kas tu esi. Vat būtent, kad taip, darbas yra darbas, ar darbas yra pareiga, atsakomybės,
Bet nebūtinai tai yra tavo hobis, tavo svajonės. Taip, tai nebūtinai apie visiškai tave. Tai va, tai toks, žinai, tai aš taip lietuviškai. Tu taip lietuviškai, bet aš irgi tavęs paklausiau, ką tu veiki, kaip tu dirbi, ką tu dirbi. Iš tiesų, va dabar irgi mes susitikom dabar irgi su Marija Popatničenko. Irgi jinai sako, kaip tavo darbai, irgi, o kaip tavo, žinai, apie darbas iš karto, taip, kaip reikalai ir visos busy, visos lekia, visos darom, tai taip, tai dar yra, žinai, gal dar likęs toks iš, nežinau, iš senų laikų, kad kuo daugiau tu dirbi, tuo daugiau tave apibrėžia, kad tu turi kažkokiam judėjimui pastovėti, būti kažkokiam efektyvumą rodyti kažkaip. Bet tai nebūtinai yra rezultatyvu. Būtent. Čia dabar paskutinės irgi girdėjau, kad ten vieni sako trumpinti savaitę darbo, kiti ilginti ir daugiau dirbti, bet ar apie tai gyvenimas? Ne apie tai. Tai kaip ten įvyko, kad po 8 metų, ką tu pajutai ir kokį matei sprendimą, kodėl visgi Italija atsirado taip tavo gyvenime? Norėjau sakyti Aliora. Aliora, taigi, iš tikrųjų, aš patriotė iki kaulų smegenų, kaip matom, ir esu čia Italijoje. Iš tikrųjų, tautiniai šokiai. Aš sakiau, visada mano vyras bus lietuvis, gyvensiu tik Lietuvoje ir čia myliu Lietuvą. Ir iki šiol aš čia tikrai myliu ir laikau ir palaikau. Ir taip, kaip sakant, įvyksta taip, kaip įvyksta ir kai pradedi nebemiegoti, kai nieks nebedžiugina, netgi kelionės nebedžiugina, niekas nebedžiugina. Taip, nieks man nebūtų Salomėja visą laiką su šypsena, visą laiką pasitempus, visą laiką visur pilna jos, bet viduje nedžiugina. Ir taip nutiko, kad susipažinau su būsimuoju vyru ir jis po kelių pasimatymų sako, Salomėja, tau negerai, daryk kažką. Įkvėpiai ką nors kelionė į Italiją, nežinau, kai tu išvažiavai, taip, pakeitei kardinaliai savo gyvenimą, ar buvo tokių, kaip įdomu ir aš norėčiau, ir kažkas gal pabandė ir tavo keliu pasiekė. Bet matai, aš išvažiavau, kai jau buvau tam amžiui, kai jau žmonės sukūrė savo šeimas, tą visą gerbuvį Lietuvoje. Tai jie jau, kai tau 25-30, tai dar labiau tu nori judėti, sakykime. O kai tau 35+, tai jau truputėlį toksai, visiems labai kokia tu drąsi, kaip tu išdrįsai išvykti. Gal toksai nusistebėjimas, nes aš tai neišdrįščiau, bet kad pasuko paskui mane, tai nebuvo, nesakau, jau truputėlį amžiaus matytas kriterijus yra, kad neišviliojau. Tai, bet kas džiaugiasi, kas stebėsi, kas sako, o Dieve, kaip tu čia taip, kada tu sugrįši. Nesakė atvažiuok pas mane, sako, tau negerai, daryk pokytį. Ir kai tu pusę metų nemiegi, pradedi eiti pas psichoterapeutus, aiškintis, kas yra ir žinai, kad kažkas yra. Tai ir dar tau žmogus pasako ir aš jam pasakiau, sakau, gerai, aš pas tave atvažiuoju. Tai nebuvo jo toks kvietimas, kaip ką mes jau esam kalbėję, meilės imigrantė. Tai buvo mano išsigelbėjimo ratas atvykti į Italiją. Tai nebuvo iškart spontaniška, aš labai tokia racionali ir planuojanti, nes atsakingai žiūriu į pareigas, į ką aš palieku. Tai metai prieš aš informavau savo partnerius, savo bendražygius, nes įmonė vis tiek buvo ne vien mano, tai buvo ir kitų akcininkų, ir komanda ta pati, kuri manim tikėjo ir po mano vėliavą keliavo. Kaip jie reagavo į tokį tavo sprendimą? Ir džiaugiasi, ir liūdėjo. Buvo tokių, kur sakė, jeigu tu išeini ir aš. Tai nes aš visą laiką kažkaip auginau komandą ir labai daug širdies įdėjau ir pas mane niekada ten gal nebuvo finansiniai kažkokios galimybės labai didelės, bet buvo labai daug meilės ir aistros tai, ką darom ir tam bendrumo jausmui. Bet jie ir džiaugiasi, nes jau buvo tas amžius, kai ne pabėgios ir sugrįš, važiuok, daryk ir Italija visiems yra svajonių šalis. O nebuvo taip, grįši, nesakė tai.
Buvo skeptikų, bet kas nedrįs ir pasakyti. Taip. Tėvai sakė iš viso, vaikeli, ką tu čia sugalvojai, mama iki paskutinio netikėjo. Nes čia ne apie mane, nes Salomėja ta, kur Lietuvoje ir ta patriotė. Tai va, tai aš metai laiko pradėjau komunikuoti, visi, aha, bet kai jau atėjo ta diena, kai reikėjo susipakoti lagaminą ir išeiti iš savo svajonių buto, nes aš nusipirkau butą, įsirengiau taip, kaip noriu, kaip svajoju, draugė mano dizaineriai įrengė tikrai žinodama mano skonį. Ir vat, to buvo gaila, nes aš palikau savo vieną įgyvendintą svajonę, ieškoti kitos svajonės, kur nežinau ko. Ko būtent? Taip, taip Italiją aš pažinojau, ganėtinai jau pažinojau. Ką reiškia pažinojau? Kaip italai sako, neužtenka viso gyvenimo Italijos pažinti, bet jau buvau buvus bent jau 10 kartų, tai jau žinau, kas ta Italija yra. Ir labai galvojau, kad moku italų kalbą puikiai ir supratau, kad po to visai aš jas nemoku. Tai žodžiu, ir taip atėjo ta diena, kai atvykau į Italiją, atskridau Milaną. Draugas sako, gerai, aš tave primsiu ir labą dieną po mėnesio COVID-as pasibeldė į mūsų duris. Ir mažoje erdvėje dviem subrendusiam žmonėm, tikrai jis dar už mane vyresnis, ir jis negyvena su niekuo, ir aš negyvenu su niekuo. Ir tu užsidarai 50 kvadratų butelį, esi užsienietė, nemoki kalbos, ne savo šalyje. Dar registracijos nebuvau persikelusi, tai reiškia, kad išeiti. Man ambasada skambino, sako, laba diena, paskutinis skrydis. Skrendat ar liekat? Sakau, lieku. Drąsu. Jo, bet jau kad, o ką, tai toks, tai kaip mama sakė, sako, jeigu jūs pragyvenot COVID, gyvensit ir ilgai ir tai va. Tai taip ir atsitiko tie pirmieji metai COVID-e, bet aš labai džiaugiausi, nes mano tikslas buvo metus nieko neveikti ir išsimiegoti, pradėti miegoti. Dėl ko man Italija buvo geras ženklas, nes kai pradėjom draugauti su būsimu vyru, tai aš atvažiuodavau pas jį pamiegoti ir aš čia miegodavau. Lietuvoje aš nemiegodavau. Tu jautėsi, kad čia saugumo kažkokia zona, kad gali atsipalaiduoti. Man būdavo tie rytiniai bažnyčios varpai, man būdavo muzika ausimo, nestresas. Tai tas gal ritmas irgi lėtesnis viskas. Ir atvažiuodavai būtent į Milaną, taip? Jo, atvažiuodavau į Milaną, bet žinai kaip yra. Pirmus 2 metus mes skraidėm vienas pas kitą. Aš skraidžiau dažniau, nes mano darbas leisdavo tai padaryti. Ir mes kaip savaitgalis, tai būdavo pasimatymas kažkur, ar prie Komo, ar prie Gardos, ar Veronai, mes visą laiką judėdavom. Ir iki šiol judam. Tai mus tas tikriausiai labiausiai ir suvienijo tas bendras pomėgis ir smagumas leisti laiką kartu. Tai va, po to jau Milano pakrašty, gal taip pasakykim, nes pats Milanas jis toks chaotiškas, labai greitas, labai didžiulis, ir oro užterštumas, ir kamščiai, ir traukinių streikai, ir visa ką, tai čia yra ta kaina, užtat man džiugu gyventi truputėlį užmiestyje, kur yra 7000 gyventojų, bet mėsininkas žino, kokią aš mėsą valgau. Kavos jau nebeklausia, kokią geriu. Ir jeigu pasakau kapučino, tai sako, kas tu negerai, kas tu šiandien, gal nelūgo. Tai geras tas jausmas būti mažoje erdvėje. Ir bet kai pasiilgsti triukšmo, sėdi traukinuką 20 minučių ir tu esi centre ir eini žiūrėti, kaip Cortina olimpiada vyksta ir kas čia per šėlsmas. Tu esi labai dėkinga pašnekovė, nes labai daug klausimų jau atsakėjai, kuriuos norėjau tau užduoti iš tikrųjų. Tai labai smagiai šnekasi su tavim. Iš tikrųjų norėjau paklausti, koks buvo pojūtis. Aš įsivaizduoju irgi, kad atvažiuoji pirmus metus, taip, COVID-as, negali dar kažkaip įsivertinti šalies, nes vis tiek esi uždaras ir kitokiame kontekste gyveni, taip, bet paskui viskas atsidaro ir pradedi čia gyventi, taip. Tuo pačiu palikai tokį didelį įdarbį Lietuvoje ir butas, ir įmonė, taip, verslas, kurį plėtoji daug metų ir dėjai visą širdį, taip. Ir atvažiuoji čia, kur mes visi žinome apie visas įdarbinimo sunkumus. Negalimybės, taip norėjau, negalimybės ir sunkumus ir su irgi požiūriu į užsieniečius, nežinau, mes irgi palyginsim čia, kaip Milane gal skiriasi nuo Romos irgi.
ir įvairius kitus, kad irgi čia viskas stringa, įsidarbinti sunku, čia nevažiuojama tam, kad įsidarbinti, taip. O aš įsivaizduoju taip. O aš įsivaizduoju, kad tu buvai karjeros žmogus irgi tau buvo svarbu darbas, savirealizacija, ar klystu ir žinai, atvažiuoji čia ir čia viskas taip, iš pradžių metai atsimiegam, taip, bet truputėlį sustoja. Ar buvo kažkoks momentas, kaip supratai, taip, nu va, ką aš čia padariau, ar ne? Žinok, dar nebuvo. Dar nebuvo, kaip smagu girdėti. Dar nebuvo ir tikiuosi nebus, bet šiaip intarpas, kuris yra truputėlį, žinai, ką pastebiu tavyje ir aš pati bandau tą suvaldyti, bet Lietuvoje, kai grįžtu, visi pastebi, gyvenant Italijoje mes pradėjom kalbėti rankom. Taip, negaliu taip, jau, bet čia... negaliu. Taip, nebegaliu. Taip. Bet tas labai smagu, nes priduoda labai daug gyvybės ir emocijų. Bet taip jau sėdėti jau sudėtinga gaunasi. Ypatingai Lietuvoje tas pasijaučia, tas toks. Ta saulė vis veikia. Tai, žinai, pasakysiu taip, man buvo, aišku, buvo baisu, bet kažkaip bandžiau savo pakeisti žodį baisu į žodį įdomu, kas čia bus. Ir man, aišku, natūraliai tu išgyveni tos jausmus, o ką aš veiksiu. Kalbą reikia išmokti, bet faktas, kad aš ir dabar po 5 metų taip, aš kalbu, mano komanda itališkai, italai žmonės dirba visą ką, namie tik italų kalba. Aš noriu kalbėti puikiai, bet aš puikiai kalbėsiu gal po 20 metų. Sklandžiai italų kalba. Ir galbūt ir nekalbėsiu taip, nes yra mūsų akcentas ir taip toliau. Taip, bet čia tokie, bet šiaip iš esmės aš padėkojau savo praeičiai, nuoširdžiai savo padėkojau savo praeičiai, tai kelionį, kurią praėjau, aš savo įrodžiau labai daug dalykų, kad aš galiu, jeigu nori, padarai. Viskas pasidaro darimo būdu. Taip. Aš tai padariau, dabar aš noriu pabūti moterim, aš noriu pabūti žmona, aš noriu pabūti žmogum, kurio ir niekas net pažįsta gatvėj, aš noriu išeiti apsirengus bet kaip ir išgerti kavos, nes man yra vienodai, ką tu sutiksi, ar tu pasidažius ar ne, ir aš tą galimybę gavau. Po to, aišku, po to laiko, po metų, po 2, tas toks savirealizacijos momentas atsiranda. Kaip sakydavo Salomė, tu turi daug laiko. Aš niekada nemiegodavau pietų ir aš keldavau 7 ryto, bet aš turėdavau veiklos, aš mokydavausi italų kalbą, kursai 5 kartus per savaitę, po 4 valandas, tai yra iš tikrųjų didžiulis darbas smegenim, bet po to atsirado iš tikrųjų, reikia ir duoną valgyti, nu, aš pripratu savo užsidirbti duoną. Tai taip atsirado po COVID-o, per COVID-o gal taip, mano kelionių konsultacijos. Labas Italija, nes labai Lietuvoje palikau daug žmonių, kurie klausia Salomė, kur, Salomė, kaip, Salomė, koks oras, Salomė, o čia. Ir galvoju, gal reikia darbinti žinias. Tai va, tai prasidėjo tas toks mano projektas, kuris tęsiasi, bet dabar likus labiau kaip pramoga hobis, ne mano pagrindinė veikla. Ir mano tikslas visą laiką buvo mintis tokia, net tas tikslas toks man labai, kaip čia pasakyti, sukomercintas žodis. Mano noras gal, kad dirbčiau, darbas būtų susijęs tiltas tarp Lietuvos ir Italijos. Tai bandžiau aplikuoti itališkas įmonės, bet ten supratau, kad arba į tarptautinę kokią, bet mano tarptautinės patirties nėra. Tai aš pati skaitydavau CV, žinau, kaip įmonės renkasi. Taip. Arba tu ten turi kažką meluoti, bet ne mano stilius. Tai vis tiek galvojau, vis tiek fokusas Lietuva, Italija. Tai buvo 1 metai su viena lietuviška įmonė, tiesiog truputėlį, gal ne taip verslo procesus susidėliom, nepaėjo ir atsirado mano dabartinis darbas, kuriame jau esi 3 metai. Aš visiems pasakoju čia, kad Lietuvoje aš banke buvau paskutinį kartą 15-20 metų, net paskolą pas man užteko susitvarkyti internetu. Čia Italijoje tu nieko nesusitvarkysi. Tu turi gyvai nueiti į paštą, tu turi gyvai nueiti fizinių popieriukų, dokumentų, vyro kopiją, paso, parašų, kad galiu paimti jo laišką. Banke tu neuždėsi jokios, man reikėjo pasikeisti pavedimo limitą. Tai kas Lietuvoje, tai yra 3 sekundės, 4 iki minutės.
O čia Italijoje vat, tas toksai, kad visur reikia eiti. Arba net skambinti, kaip vyras sako, tai neskambinkim, važiuokim, paklausim. Sakau, kas čia per nesąmonė? Kai Lietuvoje 2 skambučiai visi klausimai atsakyti, o Italijoje vat, tas erzina ir tam reikia kantrybės. Ir gal žinai dar koks, kad ir kokia aš čia būčiau labai atvira, čia su žmonėm. Nu, tas kalbėjimas tas pats per tą patį. Nu, tą patį, per tą patį. Kiek tu gali tą pačią istoriją rutuliuoti? Pašnekėjai, išsikalbėjai, viskas išsprendėm, uždarom, einam toliau. O čia tą patį, per tą patį. Ar ten darbas koks nors. Ir darimas iš musės dramblį. Čia gal tokiuose visame kame. Ir asmeniniam galvoju, ir darbiniam kontekste koks nors įvykėlis įvyksta darbe. Ir visi 15 žmonių dabar. Ir visą dieną apie tai kalba, taip. Traukinys nevažiavo ir negalėjo grįžti ir dėl to nepadarėm darbo. Nu, nei. Taip, nuostoliai tokie, rizika tokia, išspręsim. Viskas, judam toliau. Ko iš dabar 15 žmonių 3 dienas dar kalbat? Labai atpažįstama, taip, arba kažkas tam, nežinau, ir paskui visi vietoj to, kad dirbtų ir eitų pirmin ir spėtų, nežinau, jeigu yra kažkoks terminas, jie kalba apie tą įvykį ir dar daugiau tempia laiko ir dar daugiau švaisto. Taip, labai. Tai čia, žinai, darbo susirinkimas, aš turiu ten valandą per savaitę tokio jau pardavimo komandos. Man labai stipriai reikia jo stabdyti, nes apie tą patį orą gali 45 minutės kalbėti ir tu sakai, palauk, grįžtam prie darbų, o tikslai, o čia taip, kaip čia ką. Jeigu tu paklausai... O jie neįsižeidžia, supranti, apie ką aš kalbu. Italai, mano patirtį yra labai žydus ir mūsų lietuviškas tas toks sarkazmas, mes esam skandus. Aš tai pastebėjau ir aš dabar save labai ir kartais... Kodėl supykot mane? Kas čia nutiko? Nes aš tik pajokavau. Jie labai yra žydus. Man dar tas labai patinka jų statuso pabrėžimas. Pavyzdžiui, kaip yra, tarkim, elektroninis paštas ir pasirašoma pagarbiai, ten vardas, pavardė, pareigos, telefonas. Ir jeigu tu turi išsilavinimą aukštojo, tu visą laiką pasirašysi doktoresa, doktorė, daktaras, daktarė ir net ant durų, jeigu pastebėjai, nežinau, kiek aš mačiau, tai aš ir pradėjau pasirašinėti kaip daktarė. Ir vat kalbant apie tą, kažkada irgi sakiau, kolegos truputėlį jau čia grįžkim, ir viena įsižeidė kolegė, ką tu sakai, ašgi doktoresa esu. Apie ką mes čia, tai jie tokie. Mano dabartinis darbas, kuriame jau 3 metai. Papasakojame, kas tai yra. Jo, tai yra įdomus toks projektas, kas yra ypatingai įdomu Italijoje, kas Lietuvoje yra žinoma, tai yra simboliškai, kadangi Šiaulietė, tai yra šiauliečių įmonė, bet ne per Šiaulius surasta. Tai yra sferinis kinas Lietuvoje, Italijoje yra Cinema Sferico. Mes rodome edukacinius filmus vaikams, važinėjame po mokyklas ir pristatome filmus skirtingo amžiaus vaikų grupėms. Tai va, tai čia Italijoje yra kažkas tokio, tai yra naujovių. Tu man pasakei ir aš iš tikrųjų pagalvojau, kad tikrai nežinau, kad tai egzistuoja Italijoje. Įsivaizdavau taip. Žinau tokius projektus, kur su minibasas važinėja ir ten rodo projektuoja, bet sferinis, tas labai įdomu. Mes atvažiuojame, mes turime pripučiamą kupolą, yra specialūs projektoriai, yra specialūs atrinkti filmai, tai nėra, kad mes rodom Napalauk ar kitus paprastus, bet norime, tikslas yra edukuoti, padėti mokytam irgi mokyti vaikučius nuo 2 iki 17 metų, tai džiaugiuosi šiai dienai sekasi gerai ir esam tam gražiam starte, aišku, kai visi galvoja, ateisiu į Italiją ir per metus padarysiu verslą, taip nėra, Italijoje reikia daug kantrybės, biurokratinė, aišku, kaip sako Italijoje, biurokratija, ji didžiulė, bet Lietuvoje irgi yra. Aš praėjus ir tą pusę, tai žinau, taip yra daug naujų dalykų, aš iki šiol mokusi, iki šiol klystu, bet iš klaidų dar įdomiau sužinoti, o kodėl buhalteriškai čia veikia taip, o Lietuvoje veikia taip. Bet čia reikia daug kantrybės, didesnių investicijų, nes mes negalim lyginti
2,8, nežinau, kiek dabar milijono lietuvių, su 60 milijonų tauta, su 20 regionų, kur vienas regionas yra Lietuvos dydžio. Tai toks labai įdomu yra, kad aš kaip žmogus, ne tiek, kad kaip vadovė, bet kaip žmogus aš tobulėju ir augu, nes man kiekviena diena yra naujiena. Tas pats darbas nuotoliu, bet darbas nuotoliu su italais ir darbas su lietuviais. Yra du skirtingi dalykai. Tai kuo italai skiriasi dirbti su italais ir dirbti su lietuviais? Dirba ir ten. Taip. Viskas tvarkoja. Darbštus žmonės ir ten. Italijoje, ką mano dabartinės patirtyje galiu pasakyti, kad italai yra mažiau raštingi. Atsiprašau, gerai, kad italai. Aš bandau tai pasakyti, bet norėdama padėti. Taip. Tas pats, aš turiu 2 komandas, tarkim, pardavimų ir operatorius. Ir, pavyzdžiui, pardavimų komanda nemoka naudotis Exceliu visiškai. Visiškai. Ir aš sakau, duokit, aš jums parodysiu, kaip sukurti lentelę. Tai mums nereikia. Tai Lietuvoje visi nori išmokti, sužinoti dar ir dar. Mes esam alkani kaip tauta. Taip. Mes tokie užaugom. Mes mokome kelias kalbas, būtinai anglų, būtinai raštingumas kompiuterinės. Nežinau, kaip tavo patirtį, kai tu italam pasakai, kad moki 4 kalbas, jie už galvos susiema. O jie be italų nieko daugiau ir nemoka. Jei kažkas kalba angliškai, tai čia jau reikia paploti. Grįžtant prie šitos įdomios irgi temos, irgi, kaip mes žinom, įsivertinam, kad mes ir kelias kalbas žinom. Ir patirtis didžiulė, įmonės vadovė, taip. Bet kai atvažiuoji čia ir siunti CV ir negauni atgalinio ryšio ir nesupranti, kame reikalas, atrodo ir išsilavinimai, atrodo ir vadovavimas įmonėje, atrodo ir kelios kalbos. Kodėl? Kas? Ar nebuvo kažkoks toks vidinis vis tiek skaudulys, kad kaip čia? Aš dar nespėjau tą skaudulį patekti, man pavyko. Aš veikiau kažkaip. Bandžiau ieškoti, žiūrėti, nesakau, kaip minėjau, mano noras buvo Lietuva, Italija. Ir 2 įmonės, su kuriuom pavyko. Jeigu ne, tai sukūriau savo Labas Italija, kur iš esmės galiu vystyti, bet tingiu. Italijoje išmokau tingėti. Iš tikrųjų, to irgi reikia išmokti, taip, ypač žmogui kaip tau, kaip neperspūsti to tokio, nes Lietuvoje tu visiems visą laiką atviras, viską padarys. Ne, dabar yra mano laikas ir aš po 6 nebedirbu. Viskas, aš einu gert aperolio, nežinau, valgyti picos ar tiesiog pasivaikščioti, paskambinti kažkam. Iš tikrųjų, tavo istorija irgi biografija, irgi skaitant tavo vieną iš interviu, mane sužavėjo irgi tas dalykas, kad tu kažkaip pozityviai viską žiūri, kad jeigu reikia kreipti dėmesį, sutelkti dėmesį į pozityves istorijas, į pozityvius sėkmės istorijas, negu kalbėti, nes labai yra daug linkusių ir pati tą matyt kartais padarau, pasiskųsti, kažkaip, žinai, pasakyti, kaip čia sunku, kaip nelengva. Bet matau, tavo atveju tu stengiasi susitelkti, o ką dar galima padaryti? Aš esu darytoja. Būna sunkumų, aišku, nesu aš šiandien debesies pakibus. Tai būna sunku, būna ašarą nubrauki, prakvepuoji, prasportuoji, prabėgioji ir sakai, aš duodu savo laiką, kiek aš galiu sau leisti paliūdėti. Ne viskas sekasi ir ne kiekviena diena yra auksinė, tai faktas, bet ir tada mano po 3 dienų klausimas, ką aš padariau, kad tai pasikeistų. Viskas. Aš visą gyvenimą galvoju, kad aš esu realistė, bet kažkaip supratau, kad esu optimistė. Bet jeigu aš lauksiu, kad už mane kažkas padarys, nepadarys. Tik aš pati galiu padaryti, pakeisti savo gyvenimą, kas nepriklauso, aišku, nuo manęs, kaip yra sveikata, kas yra duota, politinė situacija, jeigu tai vyksta, tai aš negaliu pakeisti, bet ir tai galiu kažką padaryti dėl to. Tai aš taip žiūriu, nes jeigu, aš matau ir Italijoje iš tikrųjų yra dauguma merginų tikriausiai, nes čia vyrų atkeliavusi čia gyventi yra mažuma, yra procentas, kuris skundžiasi ir kuriam yra negerai ir sunku. Ir aš galvoju, kam jūs kankinatės? Gyvenimas toks trumpas. Taip. Grįžkite į Lietuvą.
Važiuokit į kitą šalį, jeigu čia tikrai tai blogai, nes čia yra ir minusų. Čia yra darbo užmokesčiai netokie dideli, mokesčiai labai dideli, streikai dideli, audrų va dabar sezonas, aš matau, va Sardinija, Sicilija, Pulija plaunama yra. Yra tų dalykų, kaip sakant, bet yra ir gerų. Tai jeigu atrandam gerus tai ir mums čia tinka, tai džiaukimės. Mes už kameros su tavim apkalbėjome vieną tokį dalyką, kad mums nepatinka, kai mus vadina meilės emigrantėmis. Taip. Tai paaiškinkime, kodėl mums tai netgi kažkiek galima sakyti įžeidus šis pasakymas, nes irgi kiekvienos yra istorija atvykimo čia skirtinga. Taip, aš sakau kiekvienos, nes čia labai daug moterų atvažiavusi, ne vyrų, bet moterų atvažiavusi į Italiją. Ir kodėl mums nepritinka tas meilės emigrantė, nors atrodo, tu atvažiavai, nes buvo kažkas čia. Taip, ne šiaip iš oro važiavai, bet nes buvo žmogus, mano atveju tuo pačiu, bet kodėl tau nepatinka tas žodis? Apskritai, aš nežinau, kam jums gali patikti, nes emigracija, ir čia nieko nėra tokio labai romantiško ir gražaus, tu palieki savo šalį dėl kažko, bet kai sako, kad dėl meilės, mano atveju, man tiesiog buvo blogai ir aš buvau duobėj ir man iš jos reikėjo išlipti. Ir mano būsimas vyras buvo mano gelbėjimo ratas. Ir aš neišvažiavau vien dėl jo. Galbūt man draugė, kuri gyvena Ispanijoje, būtų pasakius Salomėja, mesk atvažiuok, aš būčiau lygiai taip pat pas ją nuvažiavus. Ir man deda etiketę, kad esu meilės emigrantė. Ačiū Dievui pavyko, mes kartu 9 metai ir viskas tvarkoj. Bet aš ne dėl jo, dėl to, kad aš pati norėjau pokyčio gyvenimo. Tai, vadinkit kaip kas nori, žinai, toksai, bet aš žinau, kaip yra iš tikrųjų. Tai man tas meilės emigrantas toks... Man atrodo, susiaurina visą situaciją ir tai padaro tave kažkokiu situacijos įkaitu. Ir dar kaip tu minėjai, kad sumažina tavo, kad tu esi išsilavinęs žmogus, kad tu dėl meilės išvažiavai. Aišku, ne dėl darbo, bet nes čia Italijoje niekas dėl darbo netvažiuoja. Iš kitos pusės irgi labai įdomus dalykas, kuris mums drįstumus pavadinti karjeristėmis, nežinau, kaip kiti tai vadina. Žinai, investuojam daug laiko į darbą, į efektyvumą, į kažkokį augimą, bet paskui supranti, kad aš neinvestavau laiko į savo kažkokius gal asmeninius santykius, į šeimos kūrimą. Tai nėra, kad tai yra būtinas dalykas, kaip čia pasakyti, nenoriu vėl nieko įžeisti ir subendrinti situacijos, kad būtina tai padaryti, sukurti šeimą ir taip toliau. Bet investuoti į santykius irgi tai yra įdirbis darbas, taip. Ir aš irgi supratau, kad kai aš išvažiavau čia, aš pagalvojau, kad aš irgi turiu rasti laiko santykių investavimams, taip, kad irgi aš tą laiką investuoju kažko kūrimą kažkokios kitos bazės, taip. Ar nebuvo tau irgi panašiai? Aš vieną dalyką supratau, jeigu tavo hard diskas, kietasis diskas yra perpildytas, tai tau niekaip neatsiras tas vietos santykių kūrimui, kada kaip su jų norėtum. Tai mano buvo, čia kalbu apie savo istoriją. Aš visą laiką norėjau santykių, aš visą laiką norėjau gilaus bendravimo, ne vienadienių ir taip toliau, bet jau kai 34 tu dar kažkaip neturi to pagrindo, to šeimos, galvoju, kas yra. Bet taip, kai tu dirbi 24 valandas per parą, tai jeigu nedirbi ofise, tai dirbi galvoje. Ar ten iškeliavusi užsienį su lygiai taip pat galvoju. Tai jeigu tavo hardas pilnas, tai reikia kažką sumažinti, kad atsirastų vietos. Ar tau tinka čia? Tu jauti, kad tau tinka? Aš nesakau, kad Milanas tai yra mano galutinė stotelė. Tikrai ne. Kaip juokiausi vyrui, sakau, įsigijom naują būstą ir sakau, čia taip 10 metų. Paskui žiūrės. O kapitalas, jis perka iki gyvenimo galo. Bet aš tą patį pasakiau Vilniui pirkdama savo būstą, sakiau 10 metų ir pardaviau jį, kai buvo 10 metų ir 3 mėnesiai.
Tai, nes aš matau, kad aš nežinau, kur aš atsidursiu. O gal tai bus Ispanija. Nors ta lietuvė, kuri buvo labai užsidėjusi savo ribas, aš pasidariau, aš neprisirišu prie vietos. Labai dar gražus tas faktas, kad tu sugebėjai kažkaip visus savo patirtį, diplomus, įvertinimus palikti ir padėkoti ir žengti į visišką nežinomybę, pradėti nuo nulio, be žiūrėjimo atgal. O kas būtų, jeigu išlikčiau? Kas būtų? Vat man įdomu iš tavo pusės, ar būna kartais, kad pasigūglini, pasižiūrėti, kaip ten įmonė gyvuoja, kaip ten, ar kažkaip ramiai. Gal kokį kartą buvo, bet šiaip iš principo man ačiū. Buvo malonu, su kuo yra dar ryšys, aš labai jo džiaugiuosi ir vertinu, ir svečius atvažiuoja, o kas praėjo. Ir man daugiau, ir dabar man iš tikrųjų gal sunkiau grįžus į Lietuvą yra, ir man būna pilka viduj. Aš labai ten išgyvenau, matomai, kad aš taip dabar atsisukus atgal, tuo metu aš nesupratau, man tiesiog buvo negera. Mane dusino, nemiegojau, tas blogas jausmas nedžiugino. Ir aš grįžtu į Lietuvą, man labai gera apsikabinti savus, praseit pro Vilniaus senamiestį, sugrįžti savo gimtuosius namus. Bet aš noriu Italiją. Man čia gera, man čia netaip seniai švenčiau gimtadienį ir draugai atvyko iš Lietuvos. Ir sakau, draugai, aš atgavau gyvenimo džiaugsmą. Kur niekas prieš tai, dabar kažkam nors papasakočiau iš tavo praeities pakeleivių, sakytų, tu nesidžiaugi, tu taip džiaugiasi, visose baruose tavęs pilna, visur mieste renginiuose. Tai nėra viduj, nėra vidinė būsena. Tai man užtat tos tokios nostalgijos nėra. Ta prasme, visiškai ačiū. Žinai, aš manau, kad mes visi kažkaip užauginti Lietuvoje, mūsų karta, gal ir vyresnė, kad esam tokiam, kad tu baigiai mokslus, įsidarbinai ir tam pačiam darbė tobulėjai, ar toje pačioje srityje tobulėjai, nereikia, ta prasme, šitoj aukti vienoje srityje ir paskui iki gyvenimo galo taip sulaukti 40 metų diplomo, kad tau įteiktų darbe ir galėtum išeiti garbingai pensiją. Taip. Ir toje nesimėtit, kažkaip aukti vienoje srityje, nebuvo tokio dalyko, kad o jeigu aš pradėsiu gyvenimą iš pradžių, baigsiu vėl naujus mokslus, vėl kažką keisiu visiškai kardinaliai sritį. Tik dabar kažkaip prasideda, gal čia po COVID, taip, kad galiu kažkaip save atrasti kitaip, bet to nebuvo. Ir tas yra įdomu, kad reikia labai daug drąsos Lietuvoje pasakyti, aš viską metu ir aš pradedu iš naujo. Važiuoju į nežinomą šalį. Taip. Ir daugam gali būti nesuprantama ir savo, ir reikia įsivardinti irgi, paaiškinti, o aš čia baisu, kaip čia gal iš tikrųjų, nors aš jaučiu, bet mano visą laiką klausimas, čia yra jau toks tas klausimas, ar gailėtis dėl to, ką padarei, ar dėl to, ko nepadarei. Gal geriau pabandyti, tikrai pažįstu ne vieną, kur porom, šeimom viską metė, išsipardavė ir išnuomavo ir taip toliau išvažiavo metus, 2 metus pakeliavo aplink pasaulį, nušvito savaip ir grįžo atgal. Ir viskas su to labai gerai, bet pabandė, pamatė, suprato ir grįžo laimingesni, suprasdami, ką turėjo. Kodėl nepabandžius? Aš nesakau, kad reikia kardinalių, ten turi šeimą, palikti šeimą ir yra įsipareigojimai, kas be ko, tai nėra nutrūktgališkas tas gyvenimas. Yra ir tokių pasirinkimų, bet jeigu taip normaliu atveju žiūrint, tai bet o kodėl nepabandyti? Jeigu tu esi vienas, esi sveikas, turi galimybę, pasiskaičiuoji, aš ir pati išvažiuodama į Italiją galvoju, gerai, Salome, kas bus blogiausia? Kas gali būti? Susipyksim, nesutarsim, nepritapsiu, butą dar turiu, darbo nebeturiu. Ar susirasiu? Žinoma. Sukursiu kažką, žinoma, nes viskas, kaip sakau, pasidaro darimo būdu. Lengviau, sunkiau ir taip toliau. Tai kai tu įsivertini visas rizikas ir žiūri, ką tu galėtum prarasti ir žiūri, kad tu čia nieko labai ir neprarandi. Bet atrandi. Pakalbėkime irgi apie tokį labai svarbų dalyką, kaip dabar pagaliau pradeda apie tai kalbėti garsiai ir yra įvardėjimas, perdegimas, ar ne?
Aš įsivaizduoju, kad irgi tavo istorijoje įvyko tas perdegimas, taip, kai jau, kaip sakei, hardiskas buvo perpildytas ir jau per daug karštas, kad jį reikėjo kažkaip vėsinti, taip. Ką tu pasakytum kitiems, nežinau, patartum, nes yra daug sukurtų, nežinau, ir laidų matyti tą temą, bet ir straipsnių, bet kokie pirmi ženklai, kuriuos nereikia ignoruoti ir kaip tai gali pasireikšti. Tu pasakoji, kad ėjai į barus, džiaugiausi jaunystę, gyvenimu, darbu. Šypsojaisi, bet viduje buvo kažkas negerai. Taip. Ir niekas net negalėjo pasakyti, kad tau negerai. Ir aš pati savo negaliu pasakyti, kad man negerai. Kokie tie signalai, kas pirmieji? Aš dar norėčiau sugrįžti prie to, kad nes labai ta tema perdegimo dabar yra tokia aukštai iškelta, bet kartais man nepatinka, kad visi mes esam perdegę. Ar tai nėra mini sunkumas ir tu jau perdegiai? Ir savęs pateisinimas. Ir labai savęs pateisinimas ir dabar guoskite mane ir padėkite man, aš perdegiau. Darbe irgi būna sunkių, čia dažniausiai perdegimas būna darbe, ar ne, jeigu kalbame tą profesinę. Aš turėjau irgi komandos narių, padirba pusę metų, eina kitur. Ir aš sakydavau, palauk, aš suprantu, kad dabar yra sunku. Ir kas atsitinka, aš dabar atsisuku atgal, tiem žmonėm, kam taip, kieno istorijos taip susiklosti, po 20 metų jie vis keičia kas pusę metų darbus, nes vienam perdega, kitam perdega, trečiam, jie tiesiog nepereina į tą tokį, yra nepatogių situacijų ir jeigu tu pralipsi, tu sustiprėsi ir tu paaugsi. Tai labai reiktų įsivertinti, ar iš tikrųjų tai yra perdegimas, kas yra kas, bet kai atsitinka tai jau čia eik pas psichoterapeutą, tiek žinių. Mano nuoširdus patarimas ir čia, kad ir labai nesinori apie tai niekada kalbėti ir ta tema yra labai tokia intimi ir jautri, bet... Bet žinai, aš kodėl grįžtame mūsų laidą apie Italiją, kad kitų būtų, pasiklausus tavo istoriją, kitų išeitis būtų, važiuoju į užsienį. Kaip Salomėja, pradėsiu gyvenimą iš naujo kažkur kitur. Bet prieš tai prieš važiuojant užsienį reikia padirbėti su savimi, ar ne? Būtent. Aš važiavau į užsienį, bet negyvent. Šalis nepakeis tavo. Vidaus nepakeis. Gali per ilgą laikotarpį, per daug mąstymų. Dar kitas dalykas, kas labai padeda, aš apie italus čia įvedant temą, kodėl italai turi mažiau depresijos negu mūsų šalis, ar ne šiaurės šalis. Dėl to, kad jie kalba. Ir jie išsikalba. Kiek tu ir pati tikriausiai matei, važiuoja, dėdukas, babytė sėdi ir jie rėkia. Tu be kaukės, čia COVID laikotarpis, jie išsipyksta, išsinervuoja ir po to, gerai, po valandos eisim picos valgyti, kokią tu valgysi. Jie iškalba, o mes į save ir tas kiautas užsivinioja ir po to, kaip jam išsilukštenti. Tai čia užtat Italijoje labai paprasta. Išsikalbi, išsirėki, nes čia labai daug reikia. Visi rėkia. Išmokai rėkti? Dar neišmokau, bet išmokau kalbėti. Išmokau. Aš ir rėkti išmokau. O, geras. Kartais sako, kas čia šeimoje tavo? Geras. Čia jau reikia. Bet apie tą grįžtant tave perdegimą, nepakeisi, tu mėnulį važiuok, jeigu tau negera, nes ir gali pradėti erzinti šalis, ta naujoji, nes atrodo važiuoji ieškant kažkokios išeities, bet atvažiuoji ir nerandi tos išeities, nes tavyje, tai tu turi susitikti. Toks mažas pamastymas atėjo. Jeigu tu išvažiuoji į kitą šalį ir leidi ten 3 savaitės, mėnesį ir tu grįžęs ir tau tai padėjo, tai tau nebuvo perdegimas. Tu tiesiog buvai pavargęs ir pailsėjai. Labai gerai. Galbūt, aš nežinau, čia reiktų paklausti specialistų, bet tokia įžvalga atėjo. Bet jeigu, kadangi aš važiavau ten Gvatemalą, ten Centrinė Amerika 3 savaitės, buvo smagu, top kelionė gyvenimo, galiu sakyti. Grįžau, ar mane džiugino? Ne. Važiuoju į Tenerifę su tėvais, geriausias laikas su šeima. Džiugina? Nedžiugina. Bet ne kitų čia problema, čia mano vidinė. Aš nei viena kelionė neišsprendžiau savo vidinio perdegimo. Bet jeigu tu nuvažiuoji, tu pailsi ir sakai, gyvenimas yra toliau gražus, tai viskas tau yra gerai. Tai reziumuojant, tiesiog norisi pasakyti, kad nereikia keisti šalį vien dėl to, kad norėtum kažką išsigydyti. Taip, reikia išsigydyti, o paskui keisti šalį. Arba kartu kažkaip, nežinau, jeigu tau kontekstas netinka,
ar ne, gal keisti, bet ne taip, kad tikėtis, kad šalis tau pakeis visą įspūdį. Žinai, kaip galvoju, kad mes kiekvienas turim prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, nes pakeitimas šalies tu tarsi permestum atsakomybę šaliai ar kitiems žmonėms. Taip. Tai čia yra mano klausimas ir mano situacija ir aš turiu ją išspręsti. Tai toks... Ko tave Italija išmokė? Miegoti. Ilsėtis, atsipalaiduoti, bendrauti su žmonėm ir ne apie tai, kaip sekasi darbe. Ir apie orą pašnekėti, mokėti ir tas, kad neerzintų. Šitas angliškas pasakymas small talkai, nežinau, net kaip maži pasikalbėjimai, net nesiverčia gražiai. Tiesiog maloniai bendrauti su žmonėm, gestikuliuoti. Taip. Ir kalbėti ne tik darbo reikalais. Ir kalbėti toli gražu ne tik darbo. Išmokė daug kantrybės. Nors aš tos kantrybės visą laiką labai daug turėjau, bet aš jos čia turiu dar daugiau, tolerancijos dar daugiau, nes italai labai daug šneka ir tą patį per tą patį. Ir kad ir kiek tu gali būti komunikabilus, vieną dieną tau atsibosta. Ta prasme, kiek galima, tas toks yra. Tai ką dar išmokau? Dar neišmokau valgyti kaip italai. O ką reiškia valgyti kaip italai? Tuo pačiu laiku? Aš tuo pačiu laiku visą gyvenimą valgiau, tai bet valgyti vakare 3 patiekalų arba pastą visą laiką. Manau, Anyta kiekvieną dieną valgo pastą 1 arba 2 kartus. Ir sako, laikausi dietos, nes valgau be padažų, bet valgau pastą tą pačią. Tai tikriausiai ir tavo patirtį taip pat. Tai džiaugiuosi, kad vyras pristraikė prie lietuviškų patiekalų. Ne tiek, kad lietuviškų patiekalų, bet prie sveikesnio gyvenimo būdo. Gal taip pasakyti, kad mėsytė, žuvytė, daržovės, kad galim taip, o kruasanas yra savaitgalio pramoga ir desertas. Ir apdovanojimas, pasimėgavimas, o nėra. Ir aš kaip pasižiūriu, kaip vaikai eina į mokyklas ir pusryčiam yra kruasanas, priešpiečiam yra sausainiai, man čia toks. Labai daug cukraus, taip. Bet jie kažkaip, jie turi, man atrodo, ir genetiką visiškai kitokią nei mes, tam cukrų jie toleranciją kitokią turi, man atrodo, kuo piečiau visi pietiečiai turi tą toleranciją, ne taip kaip mes iš karto su diabetais gaunamės. O ką tu išmokai? Ačiū, kad paklausai. Aš iš tikrųjų irgi išmokau sulėtinti gyvenimo ritmą. Išmokau šiek tiek sustoti. Taip, COVID'as, aišku, tą padarė labai gerai, bet apskritai, kad nereikia kažkur bėgti, tai nereiškia, kad, nežinau, kad daugiau padarysi, jeigu bėgsi. Apskritai, bet aš pastebėjau, kad Lietuvoje buvo toks dalykas pasidalinimas, kad norėjusi pasakyti, o aš ir tą padariau, ir pasigirti, o aš čia ir tą. Tų karūnų truputėlį užsidėti. Taip. Kai čia man italas sako, man nesvarbu, kiek tu ten valandų, kiek ten dirbi, man gaila tavęs, kad tu tiek dirbi. Taip, atvirkščiai. O kodėl tiek dirbi? Taip. Ta prasme, man smagu girdėti, kai tu dirbi 2 valandas, uždirbi daug ir gali savo džiaugtis gyvenimu. Va čia pasiekimas. O mums atrodė, man atrodė, kad reikia daugiau... Jeigu ofise ilgiau pasėdėsiu, vadinasi, čia būsiu geresnis. Taip, ar pasigirti, kad aš tiek ir tą darau. Išmokau matyti irgi dėl valgymo, tomis pačiomis valandomis valgyti išmokau irgi. Aš manau, kad aš pasidariau daug labiau ekstravertė. Taip, kad aš išmokau tą small talk, vėl mes grįžtam prie to small talk, kad irgi aš anksčiau tikrai neužkalbinau žmonių gatvėje prie kavos, niekad. Dabar aš labai daug galiu užkalbinti, galiu lengvai prieiti žmogaus, kažką paklausti, pakalbėti, išgerti kavos ir to anksčiau nemokėjau ir gal irgi susipažinti, taip paprasčiau, taip. Galbūt šypsotis.
Taip, bet čia interviu ne apie mane, apie tave. Bet žinai, apie tą small talką dar toks, aš kaip tik vakar žiūrėjau podcastą su gerbiamu aktorium Sakalausku Arūnu, kuris tikrai yra ypatingos tautos žmogus apskritai. Tai ir jis pasakojo, kaip jis daro savo užsiėmimus ir taip toliau, ir kad duoda užduotėlę žmonėm nueiti ten per kažkiek tai laiko, susipažinti, pakalbinti 3 žmonės Lietuvoje ir tai jau čia perlipa per save. Ir aš taip galvoju, aš labai suprantu, labai girdžiu, ką jis sako Lietuvoje, bet Italijoje čia per pusvalandį. Taip, nes žmonės ir jie atviresni yra, jie tikrai tau atsakys ir ne. Ir jie yra nuoširdus. Man labai įdomu, aš ir mačiau kitų interviu, ir kad jie sako, italai uždari, aš nepastebėjau jų uždarumo. Jie papasakos, kiek vaikų, kiek anūkų, kur ką palikimą paliko kalnuose prie jūros. Gal jie nelenda į jausmą. Taip, aš gal pakomentuočiau, tai ta prasme, gal tą uždarumą mini ne tai, kad tu gatvėje sutinki žmogų su juo pakalbėti, jis atviras gali papasakoti, o kai tave ar į labai artimą ryšį tave įsileisti, taip, įsileisti į savo, nežinau, šeimą, draugų ratą, gal ta prasme. Vat man įdomu irgi paklausiu, ar tu turi italų draugų? Labai arčiau. Turiu, galbūt tai yra vyro draugai, nes aš pati neieškojau, man nėra poreikio. Labai įdomus dalykas, kad man nebėra, aš turiu Lietuvos draugus ir sakau, jeigu norit atvažiuokit aplankyti, kambarys yra, bet man nėra. Bet vat vyro draugai, taip, turiu, kur tikrai galiu paskambinti ir bendrauju dažniau negu vyras bendrauja su jais. Aišku, yra darbiniai klausimai, bet tuo pačiu ir pašneki ir tikrai ne apie darbinius klausimus. Bet aš žinau, kažkaip kaip tik pasijutau labai priimama. Vieno draugo tėvai visą laiką kviečia, visą laiką man siunčia dovanas, linkėjimus, kur buvau porą kartų, jie labai gerbė, kad aš kalbu itališkai. Aš jiems labai, jie mane įsileidžia ir klausia, kada Salomėja atvyks. Ne kada Gianluca atvyks, kada Salomėja atvyks. Tai aišku, yra čia kiti dalykai, jau tada santykiai su mūsų istorija, kiek italai išsilavinę apie mūsų kraštą, kas mane labiausiai ir erzina, ir aš iki šiol dar mokau. Ir mokysiu, ir beno tokią misiją, tą lietuviškumą maksimaliai atstovėt. Bet žinok, aš to nepajaučiu, kad manęs neįsileidžia. Ten kavinės savininkė, kurį nugert kavos pakvietė į savo 50-metį. Mane kažkaip, gal aš esu atvira ir kaip atvira, ne visiškai jau ta atversta knyga, bet aš kiek noriu, aš įsileidžiu, bet ir jaučiuosi pakankamai norima kompanijose, tai nepasijaučiu tokia vieniša, kaip gal nuo žmogaus priklauso, aš net nežinau. Italijoje ir jeigu jinai yra, kas tai tavo manimu, kas tai yra? Aš manau, kad ir Italijoje, ir visur kitur yra dolce vita. Tik pasižiūrėti reikia į veidrodį. Į veidrodį būtent. Tai esi tu. Ir ką tu pasiemi. Ir ar tu... Lietuvoje aš girdėjau tos pačius paukštukus ir Italijoje girdžiu tos pačius. Man Italijoje skamba kaip dolce vita, bet Lietuvoje man skambėjo kaip gelbėk ir padėk. Tai aš manau, kad gal tai yra mano dolce vita. Aišku, kas yra Italijoje, tai labai padeda. Aplinka, žmonės, kultūra, saulė, dėl maisto čia nesiginčysiu, bet aplinka padeda, vaizdai padeda, oras padeda, bet pagrinde kaip pats jauties. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalo, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje.